Tai praeitą kartą su trigonometrija bandžiau kažkaip įkišti visą įmanomą teoriją į vieną pamoką. Aišku, čia tikrai nėra visa teorija iš trigonometrijos, nes porą metų mokyklai tą trigonometriją einat, tai neįmanoma čia per 1 valandą papasakot. Bet pratęskim, kur trečioji daly yra lygtis, trigonometrinės lygtis, ir pažiūrėkim, kaip čia reikia spręst, žiūrint į tai, kad šita dalis, ar ne, yra iš formulių lapo, kad kaip galima pasinaudoti. Taigi, čia nėra pažymėta šalia B lygio, ar ne, ir dėl ko dabar pasakysiu. Yra parašyta lygtis sinus x plus sinus dvigubo kampo 2x lygu 0. Kaip šiaip mes sprendžiam lygtis, kada yra pas mus tokia koncepcija, kad kažkas lygu 0. Pirmas dalykas, arba tai yra kvadratinė lygtis, tai tada labai ten paprasta, diskriminantą ieškom, šaknis ir randam sprendimą, 2 sprendiniai, dažniausiai būna, ar ne? Antras dalykas, mes bandom padaryti taip, kad būtų kažkokia daugyba, kad atsirastų daugyba ir kad būtų, tarkim, x kart ten x plus 3 lygu 0. Ir tada čia klasikinis toks variantas, kad mes sakom, arba čia 0, arba šita dalis 0 lygu. Tai kada yra suma, kada yra atimtis, mums labai sunku pasakyti, kadagi ten išeis 0. Tai klasika yra tokia, kad mes bandom iš to padaryti daugybą, kad tada galėtumėm pasakyti, kad 0 slepiasi arba kur pirmas narys yra, ar ne, arba kur antras. Gerai, bet dabar situacija netokia, aš čia bendrai papasakojau, čia jeigu spręsit dar lygtis, ar ne, per egzaminą, tai čia principas toks pat. Kaipgi daryti dabar? Akivaizdžiai nematau kol kas daugybos, bet reikia man kažkaip transformuoti, kad atsirastų. Tai jeigu jūs kažkur matot sinusą 2x arba kosinusą 2x, labai tikėtina, kad jie nori, kad jūs pasinaudotumėt formulę dvigubo kampo. Formulės dvigubo kampo nėra formulių lape, čia aš rašiau tą formulę čia viršui ir pažymėjau, kad čia yra labai, kad čia yra svarbus dalykas, nėra formulių lape, ar ne, kosinusas ir sinusas. Tai sinusas dvigubo kampo yra 2 kart sin kart kos. Paimkim šitą formulę ir parašykim, po to pažiūrėsim, kas ten jau gaunasi. Sinus x plus dabar 2 kart sin x kart cos x lygu 0. Dabar mes bandom padaryti tą koncepciją, kad būtų daugyba. Kad atsirastų daugyba, aš iškelsiu bendrą narį prieš skliaustus. Bendras narys čia būtų sinus x. Iš pirmo lygs vienetas, ne 0, o vienetas, kada išnešam prieš skliaustus. O iš antros dalies lygs 2 cos x yra 0. Ir mes dabar gavom tą koncepciją, kur reikia tiesiog prilyginti arba tas dalykas yra 0, arba kitas dalykas yra 0. Tai rašom, arba sinus x yra 0, arba 1 plus 2 cos x yra 0. Ir dabar atskirai sprendžiam kiekvieną dalį. Sinus x lygu 0, tai čia jau toks galutinis variantas, kuris yra čia per trigonometrinės lygtis formulių lape, yra kaip užrašyti atsakymą. Tai nepamirškit, kad bendrą atsakymą mes rašom iš formulių lapo pagal šitą ilgą schemą. Čia nėra taip, kad atsakymas tik vienas skaičius. Tai x lygus, dabar tiesiog pagal šitą formulę rašau. Minus 1 katojų ark sin alfa čia yra, ne alfa, atsiprašau, o a čia pas mane 0, plus pi k. Ark sinus 0, tai galit su skaičiutuvu pažiūrėti, ar ne, kiek čia lygų, bet kitaip sakant, čia yra klausimas, kokio kampo sinuso reikšmė yra 0.
Ir atsakymas bus irgi 0, bet čia galite ir su skaičiutuvu tą padaryti. Tai iš tiesų aš galiu sutrumpinti šitą atsakymą, kadangi ten 0 iki tiesiog pika. Beje, jo, prirašykit, ką priklauso z iki galo, kad viskas būtų tvarkoj. Tai pika yra atsakymas. Dabar, čia buvo pirmas, ne, aš taip padarysiu. O dabar spręsim šitą antrą dalyką. Tai 2 cos x lygų į kitą pusę minus vienetą perkeliau ir tada cos x lygų minus 1/2. Viskas, dabar mes panaudosim šitą dalį. Ir užrašysiu atsakymą. X lygų plus minus arc cos minus 1/2 plus 2 pi k. K priklauso z, kadangi čia trečia dalis, rašom iki galo. Tai tiesiog skaičiuojam arc kosinusą minus 1/2 ir man atrodo čia kažkas minus 100 pem, bet su pi arba ne su pi, kad minus 1, 0,5 minus ir dabar aš čia irgi 120 aš gaunu laipsnių. Beje, jeigu jūs gaunat 120, tai čia ne radianais, o laipsniais yra, ar ne? Tai jūs arba žinot, kiek čia yra laipsnių, arba tiesiog pasinaudojat savo tą, nors aš jums čia nepažymėjau 120 laipsnių. Tai skaičiutuvu labai lengva, arba va šitą formulę, kad tipo radianas lygus, va, pagal ją galima pažiūrėti, kad 120 kart pi ir padalinti 180, taip. Ir tada supaprastinam 120 ir 180, čia iš 60 padalinsiu, tai čia tada 2 pi iš 3 gaunasi. 120 laipsnių, čia 2 pi iš 3. Beje, galėčiau jums va čia šitą tašką pridėti. 2 pi iš 3, irgi populiarus, 120 laipsnių. Tai kada atsiųsiu konspektą, galėsit šitą jau apskritimą gauti. Aš čia ištrinsiu šitą. Taip, bet tikiu, kad skaičiutuvas gražiai irgi atsakys ir kaip ir su radianais galima bus čia ramiau gyventi. Tai perrašysiu, ar ne? Plus minus 2 pi iš 3 plus 2 pi k. K priklauso z. Viskas. Kadangi pas jūs buvo tas arba tas, tai pas jūs tiesiog 2 atsakymai. Tai arba va šitas va pika, arba šitas. Kaip parašyti gražiai, galit parašyti vieną atsakymą šalia kito ir sujungti va į tokius skliaustus. X lygų pika, ką priklauso z. Ir x lygų plus minus 2 pi iš 3 plus 2 pi k, ką priklauso z. Tai čia atsakymas. Priminsiu, kad tokie skliaustai reiškia žodį arba, matematiškas vertimas toks. Ir jeigu rašysit sistemos skliaustus, čia reiškia ir. Ir tas turėtų būti. O pas mus arba tas. Tai va, tai toks atsakymas. Faktiškai čia reikėjo grinai pasinaudoti, kas buvo formulių lape, bet jeigu nežinot formulę dvigubo kampo, tai viskas. Be dvigubo kampo čia neišspręsit šitos lygties. Gerai, važiuojam toliau. Žiūrėkit. Toliau irgi lygtis, ar ne? Pažiūrėkim, kas čia. Bet koks skirtumas? Yra lygtis ir yra duotas intervalas. Tai vat yra 2 tipai lygčių, ar ne? Trigonometrinių. Kada yra lygtis ir nepasakyta jokio intervalo, kaip prieš tai buvo. Iš esmės čia buvo lygtis ir nebuvo intervalo jokio. O čia x priklauso intervalui, nebuvo to. Arba būna, kad yra lygtis ir dar x duotas. Tai toks algoritmas būtų. Jūs kol kas tiesiog sprendžiat lygtį, kaip paprastai pagal šitą formulių lapo žymėjimus, ir kaip spręsti, ar ne. Ir tik po to parodysiu dabar ir priminsiu, kaip panaudoti tą intervalą ir kam jis yra duotas. Tai žiūrėkit. Tiesiog sprendžiam. 2 sinus x lygų 1. Tai sinus x lygų 1 iš 2. 1/2, ar ne? Dabar rašykit, kadangi čia trečia dalis rašom atsakymą pagal šitą struktūrą.
x lygų minus 1 katuoju ark sin 1/2, ar ne, plus pi k. Nu, galim paskaičiuoti, ar ne, ark sinus 1/2, kad suprast, tai 0,5 ark sinus 30 laipsnių, čia pas mane pi iš 6. Tai minus 1, tik nepamirškit šitą minus 1 katuoju, nes čia daugybė. Pi iš 6 plus pi k. Ką priklauso z-ui? Čia yra bendras atsakymas. Ką tai reiškia? Čia reiškia, yra be galo daug atsakymų, kadangi funkcija, kosinus ir funkcija, ir kaip atrodo jos, tai čia yra periodinės funkcijos. Jūs tikrai ne vieną kartą matėt, ar ne, kaip atrodo kosinusas ir sinusas. Sinusas, kas svarbu žinot, kad sinusas eina iš viršaus į apačią per tašką 0,0, o kosinusas eina va čia per šitą tašką, va čia per viršų, per tašką 0,1. Tai va, kaip atskirti. Ir svarbu, kaip sinusas eina, ypač, nes galima nubraižyti ir va taip. Ar ne? Tai va, pažiūrėkit ir per egzaminą, prieš egzaminą irgi pasikartokit. Tai va, tai funkcijos yra periodinės, ar ne? Arba pats mūsų apskritimas, kurį aš rodžiau. Jis irgi sukasi, nu laipsniai kartojasi, ar ne? 2,70, ten toliau einam, taip. Tai gaunasi, kad sinusas turi be galo daug atsakymų, nu gali turėti, ar ne? Jeigu mums va čia yra 40, nu davai 30 laipsnių pasirinkim, ar ne? Va šitas taškas, 30 laipsnių. Sinusas yra y ašis. Tai gaunasi, kad mano reikšmė yra va čia. Nu, va tas 1/2, va kaip ir matot, plus minus ir gavas 1/2, ar ne? Nes čia yra vienetas, primenu. O čia yra 1/2 koordinatė. Tai kaip matot, šitą koordinatę turės ir šitas taškas. Tokia pat koordinatė turės ir taškas, kur aš dar pasuksiu, po to dar pasuksiu, tai be galo daug taškų. Tai va šitas reiškinys yra prašo jūsų be galo daug taškų. Bendras pavydalas, kiek jūs turit tų variantų, kad tiktų ir 105 laipsnių duotų tokį atsakymą, ir 30 duotų tokį, ir minus ten kažkiek duotų tokį atsakymą. Tai va čia, ką jūs padarėt, nu, kas yra čia. Ir dabar jums duotas konkretus intervalas. Kas pasikeičia? Dabar intervalas yra nuo 90 iki 180. Tai 2/4. Nu, iš esmės, va čia mes esame. Va čia. Mes negalim sukt rato. Mes negalim plus kažkiek, mes esame tik nuo 90 iki 180. Ir tame intervale aš matau, kad egzistuoja tik vienas atsakymas, nes man negalima iš intervalų išeiti. Šitas atsakymas netinka. Egzistuoja tik vienintelis šitas atsakymas. Ir tada aš turiu, nu, pažymėti, kiek čia yra laipsnių. Tai jeigu jūs gerai žinot apskritimą, dėl ko ir sakau, kad jį reikia gerai žinot, tai ten bus, jeigu čia yra 30 laipsnių, tai čia faktas, kad 180 tipo minus 30 gali taip žingsnį, tai čia 105 laipsnių. Tai va, tai jūsų atsakymas bus vienintelis x lygų 150 laipsnių. Arba galit parašyti radianais, čia jau kaip norit. Tai reiškia, kad tame intervale tas taškas pasireiškia tik vieną kartą. O bendrai turit parašyti va taip, jeigu nebūtų intervalo. Tai va, tai toks skirtumas, kaip per egzaminą tą įrodyt, tai galit nubraižyti va šitą apskritimą, kaip aš čia dabar padariau. Nes per, nu, oficialiai, jeigu žiūrėsit, už ką duoda taškus ir taip toliau, tai duoda už šitą apskritimą, čia vienas iš sprendimų galima rašyti taip. Tai siūlyčiau labai gerai peržiūrėti visus laipsnius ant apskritimo. Vėl kartoju, y ašis yra sinusai, kosinusai čia pas mus yra x ašis, ar ne, ir nu ir taip ganėtinai aišku bus, jeigu jūs per egzaminą va taip va parodysit grafiškai, ar ne? Kaip visada būtų vienas grafinis būdas spręsti, kitas ten kažkoks
Nu, aritmetinės pavadinčiau. Tai vat, tai atsakymas yra 150 laipsnių. Viskas. Važiuojam toliau. Beje, nu kaip visada, jeigu turit klausimų, sakykit, bet niekada dar negirdėjau iš jūsų klausimų, kas, nu, normalu tai būna, bet jeigu atsiras, tai sakykit. Gerai, dar viena lygtis ir yra 3 taškai, čia trečia dalis, ar ne? Labai panašu irgi struktūra, matot, kažkas lygu 0. Ir čia valio jau yra parašyta per daugybą. Parašyta viena dalis, šita dalis, ar ne, kart faktiškai, kas skliaustuose ir yra 0. Tai čia jums nereikia sukt galvos, ar ne, kaip padaryti tą daugybą, nes jinai jau čia yra. Tai viskas faina. Tai irgi intervalas duotas, bet apie jį mes pagalvosim po to, pritaikysim pabaigoje, kai atsakymą gausim. Kol kas mes nežiūrim į intervalą. Tai gerai, tai kaip aš ir sakiau, arba 0 paslėptas čia, arba 0 yra paslėptas čia. Rašau tą. 2 sinus x yra 0, arba sinus x plus 2,5 lygu 0. Nu, ok. Sprendžiu pirmą. Sinus x yra 0. Nu, padalinsiu iš 2, ar ne, viską. Šitą jau sprendėm, tai aš iškart parašysiu gerai, pagal šitą schemą, bet aš iškart parašysiu, kas ten gaunasi, kada arksinuso paskaičiuoju. Tai pika ten tiesiog, ką priklauso z. Dabar prie antro einam. Sinus x lygu minus 2,5. Ir čia jūs turėtumėt sustoti, nes sinuso reikšmės gali būti tik nuo minus vieneto iki vieneto. Sinus x aš atsakiau visada ir mes per apskritimą tą matom, nes mes neišeinam iš. Čia yra nuo minus vieneto iki vieneto sinuso reikšmė ir kosinuso irgi. Tai dėl to niekada gyvenime sinuso reikšmė nebus minus 2,5. Bet jeigu jūs pamiršot tą dalyką, įsivaizduojam, kad pamiršot ir sprendžiat toliau pagal šitą schemą. Nu, vat šitą, ar ne, ir rašom. X lygu minus 1 katoju, ark sin minus 2,5, nu ir taip toliau, plus pika, taip. Tada jūs imat skaičiuotuvą 2,5 su minusu ir aš bandau arksinusą skaičiuoti. Man duoda erorą, tiesiog error rašo. Jeigu rašo erorą, reiškia neegzistuoja, reiškia blogai kažkas su apibrėžimo arba reikšmių sritim. Tai vat žinokit, jeigu jūsų skaičiuotuvas, čia visur galioja, ne tik trigonometrijoje, jeigu jūsų skaičiuotuvas per egzaminą, kada jūs ten bandot patikrinti savo, tarkim, lygtį ir statot atsakymą į lygtį, ar ne, kad patikrint, ar tikrai taip. Jeigu jūsų skaičiuotuvas duoda erorą, tai reiškia blogai arba neatkreipia dėmesį į apibrėžimo sritį. Tai va čia ne šiaip savo eroras. Eroras reiškia kažkoks veiksnys, kurio jūs negalite atlikti, tarkim, dalybą iš 0. Traukt šaknį iš minus 5, kvadratinę šaknį, ar ne? Ir vat logaritmas irgi gali duoti ten erorą. Tai vat jeigu eroras, reiškia, jums reikia peržiūrėti savo sprendimą ir paieškoti tos vietos, kurgi jūs praleidot D nuo F, apibrėžimo sritis taip vadinasi dar. Tai va, tai čia mes praleidom šitą reikšmių sritį, dar reikšmių sritis, nes čia apie sinuso reikšmę pilnai. Tai šitas dalykas duoda jums erorą, jūs neturėtumėt šito rašyti, o tiesiog va čia, bet jeigu parašėt nieko tokio, tiesiog įsitikinat, kad erorą patikrinot ir tokie, nu tai aišku. Ir čia rašot, nėra sprendimo, nes ir rašot va taip. Nu, nes sinuso reikšmės nuo minus vieneto iki vieneto, jūs tą puikiai žinot, va, viskas. Tai galų gale pas mus tik vienintelis atsakymas, va šitas. Ir mes, rašom, kad atsakymas toks. Ką priklauso Z. Jo, ir jeigu rašom atsakymą, rašom iki galo, va šitą ką priklauso Z, rašykit.
Šitą dalį nereikia rašyti, nes jūs skaičiuojat. Vat kaip matot, ir čia iš karto sako, kad A priklauso nuo minus vieneto iki vieneto, o jūs bandot ark sinusų nuo minus 2,5 imti. Tai jau neatitinka, dėl to ir eroras. Viskas, 3 taškai. Ai, ne, palaukit, va, 3 taškas, beje, išsprendėm iki galo, aš turiu atsakymą ir dabar aš turiu intervalą, vat, dabar man reikia įvertinti. Čia aš išvardinau be galo daug atsakymų, kurie man tinka. Bet dabar mane prašo išvardinti atsakymus būtent nuo minus 270 iki 2170. Tai kaip tą darom? Arba ant apskritimo, arba aš dar galiu parodyti jums naują būdą ant grafiko. Nu, mesgi žinom, kad arba mes galim sinusų, kosinusą žiūrėti ant apskritimo, arba yra grafikas. Tai kadangi čia buvo sinusas, nepalaukit, čia sinusas buvo, sinus x lygu 0, mesgi iš čia gavom atsakymą. Svarbu, aš nežinau, kaip atrodo šita funkcija, nu, bendrai, čia per sudėtinga, bet mesgi gavom sprendimą būtent iš čia. O aš žinau, kaip atrodo sinus x. Nu, plus minus, ar ne? Tai, tarkim, nu, aš vapšė va taip pat parašysiu, ar ne? Svarbu, kad jis va čia eitų per šitą tašką 0, 0 ir kad eitų iš viršaus į apačią. Tai dabar, kur mano, pažymėkime intervalus. Čia yra pi, čia yra 2pi. Vat irgi labai gerai reikia žinot, kaip atrodo tas grafikas. Tai pilnas intervalas pas mus yra 2pi, kada sinusas pradeda kartotis. Ar ne? Tai nuėjom iki 2pi ir vėl jis kartojasi. Tai čia būtų minus pi, tarkim, čia būtų minus 2pi. Jeigu jūsų intervalas duotas laipsniais, tai gal tada yra, nu kaip čia, nu galima parašyti ne pi, o laipsniais. Tai pi yra 180, taip, 2pi yra 300 šiam, šitas taškas. Šitas yra minus 108, šitas minus, šitas minus 300. Ir dabar, kur yra nuliai? Nu, kur reikšmė sinusų yra 0. Nu, reikšmė sinusų yra 0 visur ant šitos x tiesės, taip? Tai pažymėkime intervalą, kuris mūsų domina. Nuo 270, nu kažkur, aš nežinau, nu kažkur čia, ar ne, 270, svarbu, kad tarp, va čia, ar ne, intervalas, ir iki va čia 200, čia minus, iki 270 čia, nu tarkim. Va, tai gaunasi, kad aš turiu tik šitą atkarpą, matot, vat intervalas tiesiog sutrumpina mūsų turimą sinusą arba kosinusą. Mūsų jau nedomina, kad jis iki begalybės eina, mūsų domina konkretus, va čia, vat, nu konkretie atkarpa kažkokia. Gerai, ir kiek kartų čia mes buvome ant 0? Šitas atsakymas, šitas ir viskas. Ir toliau jau už intervalų ribų esam. Tai vienas atsakymas yra minus 180 šitas taškas x lygų minus 180. Antras atsakymas yra 0, čia 0, x lygų 0. Ir trečias atsakymas yra x lygų 180. Viskas. O čia yra 3 jūsų atsakymai. Tai va taip pat galima žiūrėti, jo ta trečia dalis, kur reikia intervalą patikrinti, čia gal lengviau seksis, jeigu žinot gerai teoriją. Bet iki tos dalies kiekvienas iš jūsų gali išspręsti pasinaudojant va šitą formulių lapą. Tai jeigu iškart matot tokį ir jums sunku, nemeskit. Čia kažkur negalvokit, kad oi, negaliu padaryti, net nežiūrėsiu. Žiūrėkit, padarykite kitos dalies, kur jūs užrašot atsakymą, nu ir toliau, nu kaip pasiseks, nu ne, tai ne, bet vis tiek 2 taškus bent gausit, jeigu iki tos dalies daeis. Tai vat. Ir paskutinis, klasikinis, norėjau parodyti, gal šiais metais toks bus, bet čia mums dar
ne vieną kartą buvo toks atvejis, kada mes naudojam šitą klasiką stereometrijai arba geometrijai, planimetrija dar vadinasi, ar ne? Tai jeigu jūs peržiūrinėsit prieš egzaminą mūsų tą planimetrijos kursą, šiaip beje labai siūlyčiau, kam sunku su planimetrija, aš žinokit, ką siūlyčiau padaryti. Jūsgi turit konspektus planimetrijos, ar ne, kur aš siunčiau iš mūsų pamokų. Ten tik 3 pamokos buvo, 4 neprisimenu. Tai paimkite tą konspektą ir iš ten paimkite užduotis. Tik užduotis. Nežiūrėkite sprendimus. Ir pabandykite vėl iš naujo išspręsti, jeigu jums, sakau, sunkiai sekasi su planimetrija. Tai labai labai padės. Ir tada peržiūrėkite mūsų video įrašus. Nes planimetrijos bus ir labai labai noriu, kad visi parašytumėt normaliai, ypač su kosinuso teorema, sinusu ir taip toliau. Tai aš čia dar šnekėsiu kitą savaitę, ką reikia būtinai pakartot, bet, kitą sekmadienį jūs jau nespėsit peržiūrėti viso kursą, ar ne, 3 pamokas po 5 minutės, gal kartais ilgiau būdavo. Tai dėl to pradėkit dabar, ypač kas yra sunkiausia, ir vektorius. Siūlyčiau pakartot vektorius ir planimetriją, gal su stereometrija. Bet spręskit, nes geriau išspręsti ir po to dar kartą pažiūrėti, kaip aš jums per pamoką rodžiau. Tai kągi, tai jeigu žiūrėsit vėl tą mūsų planimetrijos kursą, pamatysit, kad ten mes irgi kartais naudojam šitą dalį, kur mes turim sinuso reikšmę, sinusas yra žinomas ir mums reikia surasti kosinusą. Tai visada šitoj daly viskas yra ganėtinai, taip analogiškai daroma. Jeigu žinot sinusą, visada galite rasti kosinusą. Jeigu jūs žinot kosinusą, visada rasit sinusą. Jeigu žinot sinusą, visada taip pat rasit tangentą, katangentą ir taip toliau. Tai svarbu bent vieną dalyką žinot ir žiūrėkit, čia irgi duotas intervalas. Bet kaip ir visada, iškart spręst, po to žiūrėti intervalą. Kaip mes čia spręsim? Formulių lape nėra šitos formulės, bet aš pažymėjau, kaip pačią svarbiausią formulę jums čia. Pirma, sąryšis tarp sinuso ir kosinuso. Šita formulė dalyvauja visada. Prašau labai labai pažymėti savo, čia šauktukai stovi, tai ir įsimint. Žiūrėkit, tai sinusas kvadratu alfa plus kosinusas kvadratu alfa yra vienetas. Sinusas kvadratu alfa plus kosinusas kvadratu alfa yra vienetas. Reikia žinoti to. Dabar, kadangi man reikės kosinuso, tai aš iš čia tiesiog kosinusą parašysiu. Kosinusas kvadratu alfa lygus 1 minus sin kvadratu alfa. Į kitą pusę perkeliau, ar ne? Dabar, sinusas yra 1/6. Tai pakelsiu kvadratu tiesiog. Kosinus kvadratu alfa lygų 1 minus ir 1/6 kvadratu. Kosinus kvadratu alfa lygų 1 minus 1/36, tai tada 35/36. Čia normalu, žinokit, visur yra tokie atsakymai, tai geriau naudokitės trumpmeną, kol kas neskaičiuokit ten su kableliu nieko. Dabar, kadangi čia yra kosinus kvadratas, tai pats kosinusas alfa yra plius minus šaknis, ar ne, iš šitos skaičius. Nepamirškit, kad plius minus visada taip pas mus, tokia struktūra, ar ne, primenu. X kvadratas lygų ten 25. Tai atsakymai bus 2. Vienas atsakymas plius 5, o kitas minus, nes minus 5 kvadratu ir minusas dings. Tai nepamirškit beje šitos struktūros, kada spręsit kitas lygtis, ne trigonometrinės, čia visur galioja. Gerai, tai dabar aš dar gražiau užrašysiu, gerai. Šaknį paliksiu viršui, o iš apačios, kaip ir galiu atskirai parašyti, taip ir šaknį iš 36 ištrauksiu, va taip, man gražiau atrodo. Bet jeigu paliksit šitą, tai irgi užskaitys jums. Tai aš gavau 2 atsakymus. O man reikia, kad būtų 1. Nes negali būti 2 kosinusų, jeigu kampas 1, tai jis visada turi, kaip čia, 1 atsakymą.
Bet kad viena reikšmė gali turėti kelis kampus, kaip aš sakau, kartojasi atsakymai, čia taip. O čia atvirkščiai yra, kad vienas kampas tik duot. Negali būti vietoj alfo dar 3 alfas, ar ne? Tai kaip nuspręsti, ar man imti atsakymą su pliusu, ar man imti atsakymą su minusu? Kad nuspręst, jums yra duotas intervalas. Būtent vėl, paskutinė dalis. Yra intervalą reikia panaudoti. Kaip nuspręst? Žiūrėkit. Alfa reikšmė priklauso intervalui. Vėl paprasčiau yra eiti ant apskritimo. Mūsų alfa nuo 90 iki 108. Mes esame čia. Taip? Mūsų sinusas čia teigiamas, kaip aš žiūriu. Sinusas yra šita, ar ne, y ašis. Sinusas ir buvo teigiamas, jis buvo duotas, 1/6, bet mes ne apie sinusą dabar. Man reikia atsakyti klausimą, koks kosinusas. Kosinusas tame intervale. Kosinusas yra x ašis. X koordinatės tame intervale, antrame ketvirtyje yra neigiamos koordinatės su minusu, ar ne? Čia 0, o čia minusas jau eina. Tai gaunasi, kad man reikia pasirinkti atsakymą su minusu, nes kosinusas tame ketvirtyje turėtų būti mažiau už 0. Tai rašom taip, atsakymas minus. Tai jūs tiesiog turit pasirinkti arba minus, arba plius. Kaip tą galima padaryti, dabar prademonstravau, bet primenu, kaip čia iš teorijos, čia šitie apskritimukai, kur buvo plius, minus. Matot, kosinusas antrame ketvirtyje, čia antras ketvirtis, yra neigiamas. Bet aš sakau, aš galvoje nelaikau 4 šitų apskritimų, aš bandau kažkaip vėl nubraižyti ir tiesiog žinot, kad sinusas yra y ašis, kosinusas yra x ašis. Viskas. Ir to užtenka. Tai to baigėsi mūsų tokia grinoji trigonometrija. Aišku, trigonometrija gali būti viduje kitų užduočių, bet mes tą jau viską darėm, tik čia dabar susifokusavom į grynąją trigonometriją. Taip ir planavau. Dabar, kadangi dar turim 10 minučių, noriu, kas nežino, kas yra darbo uždaviniai, kažkas gal žino, tai noriu susipažinti su tokia tema, labai trumpai, parodyti pavyzdžius, gal kažkam labai padės per egzaminą. Nes tikrai gali būti. Paruoštas yra jums dar vienas failiukas, kur yra tekstiniai uždaviniai, ar ne, labai mažai čia jų, bet norėčiau parodyti ir kažkam gal pirmą kartą papasakot, kažkam gal priminti, ar ne, kas yra darbo uždaviniai. Labai trumpai, darbo uždaviniai gali būti ir ten kelio greičių uždaviniai, čia tas pats yra. Tai darbo uždaviniai čia, kada mes kažką, ar ne, turim padaryti per kažkokį laiką, ar ne, ir mes turim savo greitį. Logiška, ar ne, aš, tarkim, bėgu maratoną, tai aš turiu savo greitį, savo laiką ir kiek reikia prabėgti. Aš skaitau knygą. Man reikia perskaityti visą knygą, ten 500 puslapių, aš turiu greitį savo, ar ne, kažkiek puslapių per valandą, tarkim. Ir aš galiu nustatyti, per kiek laiko aš perskaitysiu knygą. Ir taip visur, absoliučiai, jeigu jūs darbe turit kažką padaryti, mokykloje einat, nežinau, bet ką faktiškai, ar ne, nežinau, pakvietimus kažkur į savo šventę išrašyti, išsiųsti, nežinau, tai jūs turit savo visur greitį. Populiariausias atvejis yra per egzaminus, čia kai kažkoks siurblis pildo baseiną. Nežinau, nieko naujo nesugalvoja čia, per egzaminą visada siurbliai yra ir visada kažkokį baseiną mes pildom vandeniu. Nežinau kodėl. Ir dar vienas populiariausias būna, kada mes kažką valgom. Tipo, vieną tortą suvalgyti. Čia irgi laikoma kaip darbo uždavinys, ar ne? Jeigu aš viena valgau tortą, draugė prisijungia, tipo, per kiek laiko mes padarysim šitą svarbų darbą ir suvalgysim visą tortą dviese. Čia kaip pavyzdys, kaip atskirti, ar ne, kada yra darbo uždavinys. Tai iš pačios teorijos nieko nėra formulių lape, čia tik jūs turit žinoti. Darbas yra žymimas A raidė.
primenu, darbas. Čia visas darbas. Greitis žymimas V raidė ir tai yra laikas. Čia yra viskas kaip analogiškai. Kokia yra formulė ir sąryšis tarp jų, tai tokia pat kaip ir ten su greičiu ar ne keliu ir laiku, tai darbas gaunamas, kaip mano greitis kart, kiek aš dirbu. Viskas labai logiška. Vienintelis aspektas, kuris skiriasi, jeigu tai yra darbo uždavinys, tai, kad darbas dažniausiai imamas už vienetą. Kodėl? Vat žiūrėkit, aš valgysiu tortą su mano draugė. Tortas čia yra kažkoks neapibrėžtas darbas. Jeigu darbas jūsų užduotyje yra neapibrėžtas, toks abstraktus, skaityt knygą, bet nepasakyta, kiek ten puslapių, valgyt tortą, bet nepasakyta, kiek kilogramų tortas, pildyt baseiną, bet nepasakyta, kokio tūrio baseinas, tiesiog kažkoks baseinas, vienas ir tas pats baseinas, ar ne? Tai tada darbas imamas už vienetą, jūs imat A lygų 1. Jeigu yra pasakyta, kad man reikia perskaityti ten 500 puslapių, tai tada darbas yra 500 puslapių. Jeigu man yra pasakyta, kad baseino tūris yra kažkoks, tai tada darbas yra, užpildyti tą tūrį, ar ne? Tai darbas yra tūris. Tipo taip, jau samprataujant galim pasakyti, darbas yra tūris. Taip, jeigu yra pasakyta, kad ten meistris turi pagaminti 20 detalių bendrai, ar ne? Tai darbas yra pagaminti detalės ir yra kiekis duotas. Tai tada už darbą imkit jau tą kiekį. O jeigu ne, tai už darbą imam vienetą. Viskas. Iš teorinės pusės skamba gal paprastai, bet ne visada gaunasi kažkaip spręst. Ir labai daug užduočių būna pirmoj daly, antroj ir trečioj, žinokit, pasitaiko. Tai pabandom padaryti taip, kad jūs bent pirmoj daly galėtumėt atsakyti į tokį klausimą. Aš čia gal pradėsiu nuo šito trečio, man jis labiau patinka, tada pereisim prie to, kur anksčiau. Tai testas yra, mažylis vienas tortą suvalgo per 30 minučių, o kartu su Karlsonu per 5 minutės. Per kiek minučių Karlsonas vienas suvalgo tortą? Čia grinai yra darbo uždavinys. Tai, kad jūs nepasimestumėt, visada darykit savo lentelę. Dabar paaiškinsiu, kokia lentelė. Tiesiog visada bandykit užpildyti lentelę, net jeigu jūs nesuprantat, kaip spręsti šitą užduotį. Kokia lentelė? Kad čia būtų, kokia tvarka jūs norit, nesvarbu. Aš žymėčiau V, greitis, T ir darbas. Ir tada kiek yra kokių atvejų. Pirmas atvejis, mažylis valgo vienas, taip? Mažylis pažymėsiu, taip? Antras atvejis, mažylis su Karlsonu valgo. Ir tada klausimas, per kiek Karlsonas vienas suvalgys. Aš taip pažymėsiu, Karlsonas vienas ir Karlsonas plus mažylis. Tai 3 situacijos, ar ne? Kada kiekvienas atskirai daro ir čia irgi klasika. Arba atskirai, arba tada kartu. Gerai, dabar tiesiog bandom pildyti, ką mes turim iš užduoties. Mažylis vienas tortą suvalgo 30 minučių. Tai laikas mažyliui yra 30 min. Ir kaip pasiūlyčiau visada žymėt išmatavimo vienetus. Nes jeigu vienas dalykas bus duotas valandomis, kitas minutėmis, tai jums visgi reikia prie vieno privesti, nes kitaip blogai bus, tiesiog gausit blogą atsakymą. Gerai, toliau. Kartu su Karlsonu 5 minutės. K plus M, šitame laukelį pildau 5 min. Per kiek minučių Karlsonas vienas? Tai tipo, man reikia šitą surast dalyką. Arba X galiu pažymėti. Čia, man reikia fokusuotis. Gerai, galit man pasakyti, kad per mažai duomenų kažkaip atrodo, vienas stulpelį užpindėm ir ką, bet čia ir yra tas pagrindinis dalykas apie darbo užduotis, kad jeigu jums nėra pasakyta, kad tortas yra kažkiek kilogramų, kad jie daro kažkokį konkretų darbą, jie valgo tiesiog tą patį tortą, tai darbas visur žymimas vienetu. Jiegi valgo ne 2 tortus, o tą patį tortą. Tai pasižymėkit visur, kad
darbas yra vienetas, pilnas vienetas. Dabar turbūt jūs žinot, kad greitis yra darbas dalint iš laiko. Nu, čia iš šito, ar ne? Iš šitos formulės išplaukia dvi formulės, pakartosiu, kad V yra A padalint iš T, o T galima rast kaip A padalint iš V. Tai čia tiesiog iš čia. Tai matau, pagal lentelę trūksta man V greičio. Tai gerai, aš žinau, kad V yra A dalint iš T. Aš tą ir rašau čia vidų. A yra vienetas, dalint iš T yra 30. 1/30. Kitaip sakant, vienas tortas per 30 minučių. Toliau, ką aš dar galiu pažymėti? Bendrą greitį galiu. Čia dar turiu duomenis. 1/5. Nu, vienetas dalintas iš 5 minučių, taip? Ir dabar svarbus klausimas. O koks būtų greitis Karlsono atskirai? Tai kaip gaunasi bendras greitis? Bendras greitis gaunasi taip. Aš dirbu, jūs dirbat ir mes kartu darom vieną gerą dalyką, valgom tortą. Tai mes sumuojam savo greičius. Ir tas pats būtų, jeigu, tarkim, jūs norit susitikti su draugu ir jūs einat iš vieno taško, jis iš kito. Ir jūs einat, susitikimo link, pavadinsim tai. Tai jūs atliekot darbą, jis atlieka darbą, tai jūs greičiau einat kartu, nes jūs trumpinat tą atstumą tarp jūsų. Tai va, tai dėl to bendras, V bendras yra V mažylio plus V Karlsono. Kad bendras greitis gaunamas kaip suma. Tai gerai, tai pažymėkim čia Y, kol kas. Ir tada aš ką turiu? Kad 1/30 plus Y turėtų gautis 1/5. Iš šitos paprastos lygties jūs tiesiog rasit Karlsono greitį. Y lygus, ten 1/5 minus 1/30, taip. Primeskim čia kart 6, bendras vardiklis, taip, tai 5/30 ir supaprastinsiu, tai 1/6, ar ne? Tai Karlsono greitis yra vienas tortas per 6 minutės. Ir, aš iškart čia matau, kad yra 6 minutės. Bet jeigu norit užpildyti iki galo lentelę, jūsų domina šita vieta, tai ką reikia padaryti? A padalint iš V. Kaip formulė, ar ne? Tai A padalint iš V. Kur čia jums parašyti? Va čia. Čia ir yra vienetas, padalinsim iš 1/6, taip? Ir gausim tiesiog 6. Tai atsakymas bus 6. Va tokia klasika, irgi sudarykit lentelę ir viskas bus tvarkoj. Dabar gal laiko jau nelabai yra, bet aš čia ir nedaug parašiau, tai gal va šitą 12 dar parodysiu. Čia dar yra, jeigu norėsit, kitą kartą aš dar užbaigsiu. Sakau, jeigu neturėsit klausimų, kitą pamoką tą prieš egzaminą, bet geriau, kad turėtumėt, siųskit. Beje, primenu, siųskit man klausimus, dar parašysiu čiate iki, gal susitarkim iki sekmadienio, kad aš galėčiau normaliai pažiūrėti, bet geriau būtų iki šeštadienio. Šeštadienį ten iki vakaro siųskit. Gerai, klausimus man. Ir tada aš atsakysiu per tą, bet kokius klausimus, galit ne pagal mūsų temas, galit bendrai, galit iš egzaminų, galit ne iš egzaminų, siųskit man tik nuotrauką, kad matyčiau užduotį. Ir tada galėsiu atsakyti. Taip, tai tada pabaigsim šitą ir viskas. Vienas siurblys baseiną pripildo vandeniu per 9 valandas, o antras tą patį baseiną pripildo per ten 18 valandų. Per kiek valandų baseiną pripildys kartu, mes kartu. Čia klasikinis dalykas. Darom lentelę. Gerai, greitis, laikas, darbas. Pirmas siurblys, antras siurblys ir kartu dar yra situacija, tada, kada mes kartu darom. Ok, tai
užpildysiu lentelę. Pirmas per 9 valandas. Antras 18. Ir baseinas yra tas pats. Tai abstraktus kažkoks baseinas, neturis duotas, o abstraktus. Vienetas. Ir trečią kartą jie pildys irgi. Tą patį baseiną. Tai dėl to vienetą prašiau. Gerai, dabar mes galim ką pažymėti? Mes galim pažymėti greitį. Greitis yra, primenu, A dalinti iš T. Tai greitis pirmo yra 1/9. Greitis antrojo toks. Ir dabar mūsų klausimas yra per kiek laiko, per kiek valandų kartu. Tai va čia yra klausimas, ką reikės į atsakymą rašyti. Trūksta mums šitos dalies užpildyti, ar ne? Tai mes žinom, kad trečias atvejis čia iš tiesų yra, kada pirmas plus antras veikia kartu. Tai vėl bendras greitis, V bendras, čia yra V pirmo plus greitis antro. Tai yra 1/9 plus 1/18. Tai tada dauginam kartu, tai 3/18, tai tada 1/6. Taip gaunasi irgi 1/6. Rašau čia. Ir viskas čia irgi matot, kad atsakymas yra 6 valandos. Taip va čia sutapo, kas logiškiau, jie greičiau padarys viską. Bet jeigu norit taip oficialiai suprast, kodėlgi 6, tai tada šitas dalykas T lygu A dalinti iš V. Ir ieškom 1 dalinti iš 1/6. Tipo. Ir čia ir bus 6 valandos būtent. Tai rašome atsakymą, kad čia yra 6 valandos, kad jie dirbo kartu. Jeigu kitą kartą nebus klausimų papildomų, tai aš parodysiu dar, bet toks siūlymas. Yra toks 18 labai geras apie pokemonus. Į jį reikia žiūrėti kaip į darbo uždavinį. Tada bus lengviau spręsti. Tai jūs galit pabandyti, nors šitas yra, aišku, ne toks lengvas, kaip aš dabar rodžiau, bet jeigu jums yra ok su darbo uždaviniais ir jūs ne pirmą kartą apie tai girdėjote, tai pabandykit. Aš atsiųsiu visą šitą lapą. Ir dar tada galit pabandyti padaryti šitą, pirmą, kurį aš čia pažymėjau. Aš gal dar kokį primesiu čia jums, kad jūs galėtumėt pasibandyti su darbo uždaviniais kažką padaryti. Ir viskas tada. Ačiū labai, kad buvot. Sėkmės, kas žiūrės dar šitą įrašą. Ir noriu palinkėti, kas laikys egzaminą lietuvių trečiadienį, tai sėkmės, anglų penktadienį irgi sėkmės. Ir kada turėsit laiko pagalvoti apie matematiką, siųskit būtinai man klausimus ir prisijunkit prie paskutinės pamokos. Pasiūlysiu ką pakartot, biškį viską priminsiu ir turit laiko dar peržiūrėti mūsų įrašus, ypač planimetriją siūlyčiau ir vektorius. Ten iš vis 2 pamokos vektorių. Planimetrija ir vektoriai. Tai va, sėkmės tada, geros dienos, iki.